Labas rytas. Šiandien labai gražus rytas, naktį biškį pašalo, labai giedra. Tikėkime slidinėsim, bet viso gali būti, nes retrakas nežinia ar važiuos. Šiandien kaip bebūtų labai sunkiai atsikėlėm, sunkiausiai iš visų rytų, nesinorėjo tikrai keltis. Taip šiltai išsimegom visi. Ilgai ir tuo pačiu megom, kad aš norėjau sapnuoti savo sapnus toliau, bet negaliu ir aš turiu eiti treniruotę. Visi turi eiti, ne aš vienas. Kaip matot, kaip ir Mykolas sakė, labai gražus rytas. Su retraku nežinom ar važiuos, nevažiuos, turbūt arba krosą bėgsim, arba imitaciją darysim. Tai ką, kaip ir sakė Arinas su Mykolu, šiandien sunkus rytas. Iš tikrųjų jo, buvo sunkiausias kelias šiandien, kažkaip atsikeli visas sulaužtas jautiesi, išlipi iš lovos jaučiasi blauzos po vakar imitacijos. Tai va toks sunkus rytas, iškart bėgi į tūliką ir iškart rengiesi į mankštą. Taigi, yra tokių naujienų, kad mums nereikės bėgti imitacijos į krosą to pačiu, nes va tenai važiuoja retrakas, gal nelabai matosi, bet dabar visą naują sniegą išvalys, pervalys ir tiesiog naujesnė trasa bus. Ir mes to tikėjomės šiandien. Tai va, tai šiandien mes čia tokie gulėjom ir bum, girdim, retrakas jau važiuoja, tiksliau Arinas pamatė, nes nenorėjom bėgti imitacijos šiandien ir plius reikia, kad retrakas pravažiuotų, nes tai yra visa purvina trasa. Ir mums reikia, kad nuimtų smėlį, rudumą visą, jodumą, visokius šūdus nuo sniego. A ne? Jo. Kad galėtume paslidinėti. Kodėl aš toks kreivas? Nu ką, einam su Mykolu į treniruotę, paslidinėti. Labai gražus oras šiandien. Giedra, šilta ant saulės. Nežinau kaip trasoj, sužinosime, pasakysime. Mykolas pirštinės susipirko naujas skigau už 30 eurų, nes jam reikia žiemai. Tai irgi ateity pareviuvinsim pirštinės ir pasakysime kaip einas. Susitiksime trasoj. Nu ką, nerealiai slysta šiandien. Gerulio treniruotė. Retrakas ir pravažiavo, tai suminkština sniegą ir išpurena. Tai šiaip labai fainai, labai gerai ir važinėjom toliau. Nu ką, čia mes su Egle Olimpietė kilome į kalną, mėgojomės gražių orų ir slidinėjame. Kaip Egle tau treniruotė šiandien? Super, šiandien labai gražus oras, tai labai gera trasytė, retrakas pravažiavo, pasakai. Nu va, tai visiems gražu, gera ir treniruojamės toliau.
ką, baigiam treniruotę su valandą kiam, 15 kilų ir važiuojam, prasitampysim ir pavalgysim, o po to ilsėsimės. Tai ką, esam patreniruotis, prasitampiam, reikia tik nusipraust, pavalgyt. Dabar va užkandžiauju, tai valgau e-barą, labai skanus batonėlis. Ir va, šiaip toks va geras oras, pailsėsime. Eisime turbūt iki parduotuvės pasivaikščiot ir šiek tiek iš ten nufilmuosime. Sveiki! Dabar jau vakaras, turim 5:30. Ir mes keliausime dabar iki parduotuvės, kažko nusipirkau ir šį pasivaikščiot. Nu ką, šaltoko laukia, bet einame iki parduotuvės. Pas mus čia vyko labai didelės diskusijos apie sportą, apie viską, apie gyvenimą. Apie keksiukus ir tortus. Apie keksiukus, vaflius ir tortus. Jo. Turim vieną vaflį, vieną keksiuką ir du tortus. Ne, ką. Tai va, nežinau, pažiūrėsim, ką nusipirksim. Долгий, короче. Ne, šiandien neloš. Jūs norėtumėt? Ką gero pasiūlysit? Turim daug bandelių, gan daug išpirkom. Yra pica, va čia va kažkoks suktainis, kur nežinia kas viduj. Čia dar pica, šitie irgi nežinia kas viduj. Man prašyčiau buljono piradzinį. Prašom čia va šitas. Ai. Super. Keksas. Jo, šiam 9 centų. Taip, Gero vakaro. 55. Ačiū. Nu ką, apsipirkinėjom, turim va Vytauto ir dabar keliausim atgal, pasivaikščiodami ir valgysim vakarienę blynus. Taigi, sveiki visi, ką tik grįžom iš parduotuvės, dabar lipam prie kapinių, nes Matas su Mykolu pasirinko lip taip, mes su Dovytu irgi norim taip. Tapinam, dovanojam. Irgi lipam per kapinius gal apie 80 laiptelių. 60 sakai. Na, 80. Žodžiu, pavargom, norim namo, valgysim blynelės vakare. Skanaus. Tapinam. Tapinam, dovanojam, dovanėlį. Bu. Įsikado, vyrai. Norit panemus? Įsikado. Nori iš lentutės į galą. Dai, beisbolą, pažiūrė. Beisbolą, dai. Buvo! Taigi, sveiki visi. Citrinos challenges. Kažkoks Čia sėklas. juoda sėkla. Neima citrinos, davai, įgy. Ką tik Kas mano? Verschwendung, aber wir finden dafür noch Anwendung. Stundenlang Mario Kart auf der 64er Nintendo. Manchmal voll lacht und das, manchmal voll